Vat ką daryti, kad šeimoje cirkuliuotų pinigų energija, kad vyras realizuotų save ir į šeimą parneštų pinigų, o moteris galėtų būti savo prigimtyje ir vyrą, kaip sakant, apdovanoti energiją, kuri jį užvestų. Yra labai paprasta formulė, aš vadinu ją 5P. Pirmas - palaikymas. Palaikyti savo vyrą, kas bebūtų. Nesvarbu, kad aš matau, kad vyras gali suklysti ir kad čia galbūt aš geriau žinau, kaip padaryti. Ne, aš palaikau vyrą, nes vyrai mokosi iš klaidų. Antras - pagarba. Ir čia aš kalbu ne šiaip apie pagarbą, aš jį gerbiu iš tos perspektyvos. Apie tai, ką jisai su tavimi, kaip su moterimi kalba, kokius sprendimus priima šeimoje ir finansuose, besąlyginė pagarba. Trečias - padėka. Išmokti dėkoti vyrui iš smulkmenas, kad šiukšlės išnešė. Bučiuoti į žandą, sakyti dėkoju tau už tavo pastangas. Ketvirtas dalykas - patenkinimas. Patenkinti vyro seksualinius poreikius. Ne tik tais su skaudančia galva visą laiką vaikščioti ir sakyti, man šiandien skauda galva ir nuotaikos nėra. Ir paskutinis - tai yra pačios savęs prisipildymas. Rasti tai, ko tau reikia, kad atsiknis nuo vyro ir prisipildyti pačiai savo indą.